Debesų kompiuterija pagal savo tokį išbaigtumą galutiniam klientui, vartotojui, kuris jau tom paslaugom naudojasi, gali būti suskirstyta į 3 lygius. Tai pirmasis lygis yra infrastruktūra kaip paslauga, kada gauname tos bazinius dalykus, prie kurių jau pridedam šiek tiek aplikacijų, programinės įrangos ir jau pateikiam tai galutiniam klientui. Yra platforma kaip paslauga, kur yra daugiau skirta jau programavimo daliai. Na ir pats aukščiausias lygis išbaigtumo prasme yra programinė įranga kaip paslauga, angliškai tai vadinama software as a service. Ir jau tenais pateikiama galutiniam vartotojui paslaugos pavidalu viskas, ko iš principo jam reikia kaip IT funkcionalumui gauti, tai yra tai paslauga. Tai jeigu šnekėt apie infrastruktūrą kaip paslaugą, pirmiausia turbūt reikėtų pradėti nuo virtualių serverių paslaugos, nes tai žiūrint į visas aplikacijas, informacinės sistemas, visiems jam reikia tokių bazinių dalykų kaip skaičiavimo atmintis, resursai įvairūs skaičiavimo, operacinės sistemos. Tai infrastruktūra kaip paslauga būtent visus tos reikalingus elementus pateikia paslaugos pavidalu. Tai yra, iš principo galima žiūrėti tą debesų kompiuteriją kaip vieną didelį IT resursą, kurio kiek reikia tam galutiniam vartotojui, mes tiek atpjauname ir pateikiam jam paslaugos pavidalu, kad jis jau galėtų jau tada tenais diegtis kažkokias programas, taikomasias arba naudoti kitiem visiems būdam. Virtualių serverių paslauga dažniausiai yra naudojama kaip pagrindas kitom informaciniam sistemom, kurios jau veikia kažkoje įmonėje arba vartotojams yra pateikiamos. Ir jos ne tik yra patogios, jeigu jūs turite tradicinę IT infrastruktūrą, bet faktiškai yra idealios, jeigu šnekame apie įvairias testinės aplinkas. Nes testiniam aplinkom kaip taisyklė reikia IT resursų greitai ir reikia tam tikram ribotam laikotarpiui. Tai viena iš mūsų paslaugų leidžia netgi klientams per savitarnos svetainę tos virtualius serverius įsigyti valandinių netgi tarifų ir tarkim 1 valandai keliom ir susimokėti tik už tą laiką, kiek jums to reikia. Ir kada jau ta testinė aplinka kažkokia jau dingsta, yra nebeaktuali, tiesiog sunaikinama ir klientas nebemoka už tai, ko jam realiai ir nebereikia. Kitas tipas paslaugų susijusių, patenkančių į tą sritį infrastruktūros kaip paslaugos, yra vadinamas virtualios darbo vietos paslauga. Tai yra kaip alternatyva tradiciniai darbo vietai, kurią dažniausiai mes dabar ir matome pas vartotojus, kur stovi kompiuteris ir ten sukasi operacinė sistema, aplikacijos veikia. Ir jau pasaulyje keletą metų populiarėja sprendimas vadinamas VDI arba Virtual Desktop Infrastructure, kuris iš principo leidžia tą darbo vietą virtualizuoti ir fiziškai atskirti nuo paties vartotojo, ją patalpinant duomenų centre. O tada jau pats vartotojas su to kompiuteriu ar bet kokia kita įranga, kuriem tuo metu yra prieinama, jis per nuotolį jungiasi prie tos darbo vietos ir jau ta galinė įranga yra naudojama tik tam, kad įvesti įvairias komandas ir atvaizduoti procesus, kurie vyksta toje virtualiai darbo vietoje, tame debesyje. Paslauga, apie kurią turbūt vertėtų pašnekėti, šnekant apie infrastruktūrą kaip paslaugą, yra vadinama mūsų IT sistemų atstatymo paslauga, kuri yra patraukli tai mūsų klientų daliai, kuri turi savo IT infrastruktūrą ir su ją investavę ir kol kas galbūt jos visos perkelti į debesų kompiuterijos paslaugas nenori. Tačiau turi IT sistemų, kurios jiems yra kritinės ir jų veikimas visos įmonės veiklą įtakoja. Tai šios paslaugos esmė yra turėti tų pagrindinių sistemų, kritinių sistemų kopijas pas paslaugų teikėją debesų kompiuterijos ir klientui įvykus kažkokiai katastrofai, gaisrui, užpylus tą įrangą ar tiesiog fiziškai sugedus ir tom sistemom nustojus veikti, paslaugų teikėjas gali tas sistemas pas save paleisti keleto valandų bėgyje ir užtikrinti tolimesnį jų funkcionavimą. Ir tada jau klientas pas save ten, tarkim, tvarkosi, vežasi naują įrangą, kitus dalykus, o sistemos tuo metu veikia pačiame debesyje, kadangi ten yra visą laiką rezervuotas tam tikras kiekis resursų, kuris yra reikalingas tom sistemom veikti. Tai daugelį klientų, ypač didesnių, kurie žiūri į tas savo IT sistemas kaip tikrai kritinius dalykus, kur verslas ir IT yra neatskiriami, tai ta paslauga yra labai patraukli, nes realiai alternatyva jai galėtų būti tik tai antro rezervinio duomenų centro pasistatymas ir įrangos tenai sudėgymas, kas
na, finansinė prasme jau mes šnekam apie šešiaženklės sumas, o čia yra tiesiog mėnesinis mokestis paslaugos, kur, na, kaip tam tikras draudimas, pavadinkim taip, iš tos pusės.